savo nugaros stuburo į tą istoriją, o pas mus, kaip sakant, nėra vieno recepto, kuris tiktų visiems žmonėms, nes kiekviena situacija yra skirtinga. Tai iš tikrųjų mano mama turi irgi puikią istoriją apie stuburo išvaržą. Norėčiau, kad pasidalintum irgi keletą savo istorijų. Nu ką, mama, eikit. Mama, eik. Mamos vardas Genutė. Taip, istorijų yra tikrai daug ir kaip sako, ir ligų daug, bet aš gal vieną sakinį norėčiau pasakyti, kaip aš papuoliau čia į Neolife kompaniją. Iš tikrųjų, jokiais papildais aš nesižavėjau, nesidomėjau, nevartojau ir nieko nežinojau. Ir jeigu žinotų žolininkė Taunytė, ji visada rašė, kad žmogus turi iki 85 metų gauti visko ir vitaminų, ir papildų, ir viską su maistu. Ir aš to tikrai tikėjau. Bet atsitiko taip, kad kol jauni, mes dar turim tų resursų, bet su amžiui paskui vyksta tie mūsų resursai ir jų mažėja. Ir aš ne taip jau ir buvau ir tokia jau pasenusi ir ką, bet 31 metų jau turėjau pirmą stuburo išvaržos operaciją. Operacija buvo pakankamai sudėtinga, bet iki tos operacijos aš kankinausi pusę metų, kadangi gėriau vaistus, visus mus skausminančius, visus raminančius, visokius paskui antidepresinius tos vaistus, bet niekas manęs niekur nesiuntė, nei kažkokios fizioterapijos, nei nieko. Kai aš gavau siuntimą į Šiaulius ir kada jau mane išsiuntė ten operuotis, aš paprasčiausiai operacijos atsisakiau. Nes kažkaip galvojau, nei masažo buvo, nei kažkokių procedūrų, nieko jau mane ant stalo. Ir aš pradėjau tos masažus lankyti ir gal iš 7 jau masažo, man buvo ir sausiai, ir į trapecijos, ir povandeniniai tie visi masažai. Ir kai jau mane ištraukė tokią visą suglebusią, aš supratau, kad man iš tikrųjų reikėjo jau operuotis, o ne procedūras daryti. Ir tada tą naktį man pradėjo visą kairė pusė mirti. Ir veidas, ir kojos, ir visa, ir gydytojas, kada atėjo į tą vizitaciją, aš sakau, viskas, aš jau sutinku, aš einu operuotis. Ir tada jis man sako, ne, viskas, panelė, sako, aš išvažiuoju 2 mėnesius įstažuoti, kai grįšiu, tada galėsim operuotis. Ir perdavė kitam gydytojui Martusevičiui, bet šis žmogus matyt nelabai pasitikėjo, kas su manim vyksta, ir tiesiog mane išrekomendavo į Kauną. Ir Kaune aš, anksčiau, žinot, būdavo mėnesį 2 ligoniniai guli ir lauki. Dabar taip nebūna, bet mane išoperavo jau trečią dieną, bet jau tas 3 paras aš kaip ežiukas laukiai, susirietusi, laukiau, nes jau negalėjau nei ant šono, nei niekaip pasisukti, nes labai spaudė nervą ir jau grėsė man paralyžius to nervo. Taip, aš 31 metų ir buvau išoperuota ir tada prasidėjo man visos, kaip sako, grožybės ir panika, ir nervų sistema visa išderinta, ir nepasitikėjimas, ir maži vaikai, ir vyrui, kada moteris serga, ir mėnesį, ir 2, ir 3, ir 5, ir visai nebepatinka, ir man šitaip. Bet aš iš to viso išsikapščiau, bet labai daug vaistų geriau. Tiesiog nuo skausmo. Diklofenai, olfenai, movaliai, kokių tik yra vaistų, kai jau tie vaistai nepadėdavo, tiesiog tada man jau rašydavo raminančius, o kai jau tie raminantis nebepadėjo, tada mane siuntė pas psichiatrą, kad jau ten man reikia kažkokią lyriką duoti, kad smegenys nebejaustų skausmo. Bet išsikapščiau, viskas praėjo ir aš taip 15 metų, jau 15 metų, kai praėjau, aš jau galėjau drąsiai viską daryti ir aš pamiršau, kad aš turiu tą ligą. Ir tada aerobiko, šokiai, darbai, vėl svoriai, keli kiek nori. Ir pats man 26 metais aš turiu 2 operaciją. Toj pačioj vietoj, tik jau ne taip labai gerai. Tada man jau lūžo tas diskas ir pradėjo nervas spausti. Ir aš tada vėl atsidūriau Kaune ir tada man jau reikėjo dėti implantus. Kadangi iš
išdilo, išlūžo tas tarpslankstelinis diskas ir man dėjo 8 mm polimerinius tokius kubikus, šratukus tarp tų diskų, kad nespaustų nervą. Ir polimerinė tokia juostelė su 4-8 cm tokiais dubeliais tiesiog įsuko man į stuburą. Ir aš taip dabar vaikštau. Bet labai džiaugiuosi, kad aš vaikštau, galėjau nevaikščioti. Ir nepasakyčiau, kad operacija praėjo visiškai gerai, nes iš tikrųjų man reikėjo dar vieną tarpą operuoti. Bet gydytojas sako, jeigu mes tau įdėsim jau 6 tuos varžtus, tai tu nebegalėsi pasilenkti visiškai, tu nebegalėsi, tiesiog visą laiką tokiu stuburu vaikščioti tiesiu. O kai sėdi, kodėl man kelionės yra sudėtingos, todėl kai sėdi, vis tik stuburas spaudi. Ir man reikia dažnai keisti padėtį, sėdėti, gulėti, atsiklaupti ir visai kitaip. Bet ir iš tos ligos išsikapščiau ir aš vaikščioju, bet kaip sako, tų orfenų, diklofenų ir viso kito aš turėjau visą gyvenimą. Leksotanėlių, kas mane ramintų. Ir kažkaip tie uždegimai man tokie vis kartodavosi. O kartodavosi tada, kada aš nesilaikydavau to režimo, kuris buvo, sakykime, išrašuose parašyta. Nekelti daugiau kaip 5 kg, keisti nuolat padėtį, reiškia kūno padėtį. Ir kada Jurgita susipažino su Neolaifu, tada tiesiog ir aš beveik toj pat susipažinau. Labai skeptiškai žiūrėjau, kai Jurgita duoda vaikams ten tokios dozelės tų vaistų ir aš galvodavau, kažkokia nesąmonė. Bet 2020 metais pas mane atsirado pirmas produktas Omega. Omega, pirmas produktas. Šitą produktą aš vartojau, bet tik aš vartojau Müllerį, kadangi mano sesė dirbo Norvegijai ir jie parveždavo man lauktuvių. Ir aš jį gėriau, vartojau, bet aš nejaučiau kažkokio poveikio. Tikrai kažkiek lytai geriau, lytai man tą uždegimą nuima, bet aš visiškai kitaip pajaučiau, kad aš pradėjau Omega vartoti Neolaifo. Ir tiesiog aš pradėjau eksperimentuoti. Vartoju tą Neolaifą, paskui pasidedu tą Omega ir paimu Müllerį, praeina kokias 1 dieną nieko, 2 nieko, 3, jau 4, 5, matyt, nebėra tų rūgščių man reikalingų. Ir vėl man pradeda visą tą nugarą mausti ir skaudėti. Dabar, ačiū Dievui, kažkaip nebeina į koją tas skausmas, bet nutirpimas dar nėra praėjęs. Sakau, jeigu išeinu iš ritmo. Po Omegos, pradžių man tos papildus davė dukra, tiesiog mes ten jau dalinomės, o to jį man padovanojo registraciją. Sako, viskas mamytė, tu rūpinkis dabar pati ir pati pirkis ir žiūrėk. Ir tada pas mane labai greit atsirado kalcis magnis, atsirado vitaminas C, atsirado formula, atsirado magneziumas, betagardas ir flavonoidai. Ir aš tada tiesiog, kai pajausdavau, kad man pradeda kažkas skaudėti, sakykime, išvažiuoju į kelionę, reikia ilgai sėdėti autobuse, tu nebegalėjai atsisėsti, aš grįžtu ir jau pavargusi. Ir tada tiesiog aš turiu tą dozelę savo tokią, Omega 333, vitaminas E22, vitaminas C222, formulė 422, betagardas 22, magnezium 22 ir gliukozaminas 111, 3 kartus. Ir aloje geliukas. Su aloje geliuku tiesiog po Velykų, kada buvo labai daug svečių ir žmonių ir 2 dienos, kaip sako, pilni namai, tai tiesiog man jau vėl reikėjo to alijošiaus geliuko susitepti nugarą. Tai va, kai aš vartojau šitos vaistus tiesiog nuo nugaros skausmų,
ką aš pastebėjau, visi cheminiai vaistai buvo išderinę ir virškinimą, išderinę visą nosies gleivinę, sinusitai būdavo pastovus. Ir šitas papildus vartojant, aš pastebėjau, kad kažkaip ir galva man nebeskauda, migrena praėjo. Ir sinusito nebėra, o anksčiau tiesiog dūsdavau naktį. Atsigulė ant vieno šono, vadinasi, ta nosis užkrito. Atsigulė ant kito, kita pusė užkrito. O dabar jau aš pastebėjau, kad kokie 3 metai tai tikrai. Papildus aš vartoju jau 5 metai, bet kokie 3 metai, kad šitų dalykų jau pas mane neliko. Toliau labai daug vartodavau Ramigas, Mezimą, Ramiberlą. Ir viso kokių tik bereikia tų nuo skrandžio vaistų. Kai aš pradėjau alijošį vartoti, aloje gėrimas pas mane atsirado, kalcis magnis, betagardas, tai tiesiog man nebereikia tų vaistų. Nebereikia tų vaistų ir jau dabar kokie 3, tai tikrai pilni metai, o gal ir visi 4. Kai aš 2 maišus maksiminių sudėjau savo ten to turto iš vaistinės ir išmečiau. Kodėl aš išmečiau? Žinot vaistą Nimesilis? Tai Nimesilis man buvo duona kasdieninė. Tiesiog aš pirkdavau ne juostelėm, o dėžutėm. Ir mažiausiai per savaitę to Nimesilio aš 3 tas juostelės tokias sunaudodavau, kad nejausčiau nugaros skausmo. Ką tas Nimesilis duoda, aš jau neaiškinsiu, jūs visi puikiai žinote. Ir kai aš ant savo pakelio po tų 2 metų, 3 pamačiau, mano Nimesilio dėžutė pilna, užrašyta 2020 metai, gruodžio mėnuo, kažkaip užrašiau tą datą. Ir pasibaigęs galiojimas. Visą dėžutę pilna, tik vieną juostelį iš tos dėžutės paimta. Aš ir galėjau ir toliau galėjau gerti tos cheminius vaistus ir viską. Bet aš galvoju, kad man tą sinusitą, tą skrandžio, tas visas problemas. Ir dar buvo atsiradusi tokia kažkokia įtampa, tiesiog aš kur paspausdavau, man visur skauda. Tiesiog paspaudžiu, čia skauda, tas skauda. Ar čia kažkoks artritas buvo pradėjęs vystytis nuo tų cheminių vaistų. Ir kai aš numečiau tos vaistus, tai aš dabar galiu spausti kur noriu, aš nebejaučiu nei to skausmo, nei kažko. Tai va tiek apie nugarą. Dar galiu papasakoti, kaip 21